Šiandien žiniose Panevėžyje daugiabučių namų administratoriai bus skiriami konkurso būdu. Per pirmosius 2 šių metų mėnesius gaisrų kilo mažiau, tačiau padaugėjo gelbėjimo darbų. Nuo šiandien prasideda gavėnios laikotarpis. Pristatytas naujasis futbolo klubo Ekranas sezonas. Panevėžys miestas turintis bene daugiausiai daugiabučių namų savininkų bendrijų ir namų sudariusių jungtinės veiklos sutartį. Tokių namų yra apie 90%. Iki šiol namams, kuriuose neįsteigta bendrija arba nesudaryta jungtinės veiklos sutartis, administratorius skirdavo savivaldybė. Tačiau planuojama, kad artimiausiu metu tokiems namams daugiabučių namų administratoriai bus skiriami konkurso būdu. Savivaldybės administracija teikia tarybai naują tvarką daugiabučių namų administravimui, administratoriai parinkti. Tai konkursai bus organizuojami tik tuo atveju, jeigu yra neįkurta bendrija arba nėra sudaryta jungtinė veiklos sutartis, ar tiesiog atsisako administratorius dabar teikti tas paslaugas. Mieste yra daugiau nei 90% įkurtos namų savininkų bendrijos ir tai tiesiogiai jų nepalies. Savivaldybės administracijos direktorės Kristinos Vareikienės teigimu, daugiabučių namų administratoriaus rinkimas konkurso būdu paskatins didesnę konkurenciją tarp bendrovių teikiančių šias paslaugas. Tikimės, kad konkurso būdu visą laiką parenkama paslauga būna pigesnė, tai gyventojai turėtų sutaupyti. Pagal susikloščiusias tradicijas daugiausiai daugiabučių Panevėžyje administruoja Panevėžio butų ūkis, o buvusius bendrabučius Panevėžio būstas. Mieste taip pat yra daugiabutis, kurio priežiūra atsižvelgus į savininkų pageidavimus patikėta Vilniečių bendrovei City Service. Per pirmosius 2 šių metų mėnesius Panevėžio mieste ir rajone kilo 53 gaisrai. Pernai per tą patį laikotarpį ugniagesiai gelbėtojai užgesino 74 gaisrus. Gaisrų skaičius lyginant su pernai metų pirmaisiais mėnesiais sumažėjo beveik 30%, tačiau gaisrininkams nerimą kelia tai, kad žūstančiųjų gaisruose tik daugėja. Šiemet Panevėžio mieste gaisruose jau žuvo 3 žmonės ir būtent visi žuvo vasario mėnesį ir galim sakyti per vieną savaitę. Dėl ko tie žmonės žuvo, tai pirmiausia, vienas žmogus žuvo dėl neatsargaus rūkymo kilusiame gaisre, taip pat vienas žuvo dėl dujinių viryklių eksploatavimo gaisrinės saugos taisyklių pažeidimo, o vieną gyvybę nusinešė gaisras kilęs dėl krosnių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Pernai per tą patį laikotarpį mieste žuvusių žmonių nebuvo, o rajone buvo žuvę 2 žmonės. Per pirmosius 2 šių metų mėnesius 17 gaisrų kilo gyvenamosios paskirties pastatuose, 6 gaisrai kilo pagalbinio ūkio pastatuose, 2 gaisrai gamybos ir pramonės paskirties pastatuose, 5 kartus degė transporto priemonės, 3 gaisrai kilo atvirose teritorijose, dar 20 gaisrų kilo kituose objektuose. Tačiau, kaip teigia Vilma Vaiginytė, pagrindinės gaisrų kilimo priežastys metai iš metų išlieka tos pačios. Pati pagrindinė priežastis, dėl kurios kilo apie 40% gaisrų, tai yra neatsargus žmogaus elgesys su ugnimi. Taip pat dar keli gaisrai kilo dėl elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimų. Per pirmosius 2 mėnesius Panevėžyje buvo užregistruoti ir 3 padegimai, ir keleto gaisrų priežastis dar tyriamos. Ir šiuo metu artėja ilgasis savaitgalis, todėl dar kartą prašome visų gyventojų, kad būtų atsargus su ugnimi, nes kažkaip tradiciškai būna per ilguosius šventinius savaitgalius padaugėja gaisrų, galbūt žmonės labiau atsipalaiduoja, gal linkę švęsti, pamiršta savo rūpinimąsi, savo gyvenamąją aplinką, tai norisi paprašyti, kad nerūkytų lovose, nepaliktų be priežiūros besikūrenančių krosnių, kitų šildymo prietaisų, nepaliktų vienų mažamečių vaikų, ir apskritai būtų atsargus. Pirmaisiais šių metų mėnesiais gesindami gaisrus ugniagesiai išgelbėjo 3 žmonės, 16 gyvūnų, o nuo ugnies apsaugojo 3 šalia gaisro židinio buvusius statinius. Pirmoji diena po užgavėnių vadinama pelenų diena, taip pat ji laikoma pirmąją pavasario diena, mat užgavėnių metu būna išvaroma žiema. Tradiciškai pelenų dienos rytą patariama gerai išsimiegoti ir keltis ne anksčiau kaip su šviesa, po to verta gerai išsivalyti namus, išplauti indus, langus, tačiau pelenų dieną apstu ir įvairiausių draudimų.
negalėdavo šukuotis galvos, plaukų, nesakydavo, kad tada vištos darželius iškapstis. Taip pat tą dieną nekepdavo duonos, kadangi buvo draudimas, kad tą vasarą duona pelys ir nesilaikys. Bet spėdavo ir orus ir sakydavo, kad jeigu oras per pelenų dieną būtų vėjuotas, snigtų, pustytų, tai šiais metais neužderėtų bulvės ir tiesiog gal netgi sakydavo, kad bus badas. Nuo pelenų dienos prasideda gavėnios periodas, kai negalima valgyti mėsos bei linksmintis. Tiesiog toks laikotarpis, draudimo laikotarpis, kai mes visi užsigavim, kai neleidžiama linksmintis, kaip sako, muzikas visas, dūdas, smuikus, harmonikas padeda, pakiša pasuolai iki Velykų. Lygiai taip pat niekas nekeldavo per gavėnią vestuvių, nes nebūdavo galima linksmintis. Krikštynos, sako, jeigu būdavo, tai jos būdavo tylios, ramios. Ir šitaip užsigavėdavo žmonės. Aišku, vėlgi niekas ten taip jau, kad sėdėtų namuose, nesėdėdavo, tiesiog rinkdavosi vieni kaimynai pas kitus, moteris neždavosi ratelius, verpdavo vilną, o vyrai vydavo pančius. Ir kaip visada, ką darydavo, arba ramiai dainuodavo, arba giedodavo, o taip pat dar ir žaisdavo žaidimus su vaikais, o patys įdomiausia tai būdavo pasakojimai. Ir kaip sako, tai būdavo patys šiurpiausi pasakojimai. Gavėnios laikotarpis truks 7 savaitės iki pat šventų Velykų, kurios šiemet itin vėlyvos. Jos bus švenčiamos tik balandžio 24-25 dienomis. Šiandien Panevėžio visuomeniai pristatytas naujasis futbolo klubo Ekranas sezonas, kuris, kaip tikisi klubo prezidentas Aušrys Labinas, bus toks pat sėkmingas kaip ir praėjęs. Mes negalim ir noriu, kad tai būtų ir negalėsim kelt savo žemesnių tikslų, negu mes buvom pasiekę. Tada kam dirbti? Tai šnekant apie Lietuvą, mes norim laimėti viską. Ir tapti čempionais, ir laimėti taurę, mes esam pusfinalį, kitą savaitę jau vyks pirmas pusfinalio rungtynės, mes turim visus šansus, jeigu mes laimim taurę, mes automatiškai laimim ir super taurę. Kas galėtų būti mūsų aršiausi konkurentai, tai aišku reikėtų paminėti Sūduvą, praktiškai Vėtra Sūduva, dvi komandos, kurios jungtinė komanda pasidarė, praktiškai reikėtų irgi tą suprast, kadangi Vėtros geriausi žaidėjai perėjo į Sūduvą. Aišku, tai rimtas darinys, rimtas konkurentas, bet nuo to mums tik tai, sakykime, įdomiau. Taip pat pristatyti tarp sezonių komandą papildė žaidėjai, tai Andrius Velička, Ignas Dedūra, Mauro Lukas Alonzo, Marko Andelkovič, Jevgenij Moroz, Andrius Jokšas ir Kornelijus Timofejevas. Klausimų dėl jų kvalifikacijos mums nekyla. Ir aš manau, kad jie tą galės įrodyti aikšteliai. Svarbiausia tik tai, kad nebūtų traumų ir kad tai leistų jam atskleisti visas savo gerasias savybės. Taip pat mes pasirašėm kelias sutartis su jaunais ekrano auklėtiniais ir mes norim, kad jie kuo anksčiau patirtų ir taptų profesionaliais, suprastų, kas tai yra rimtos treniruotės, žinotų, už ką jie gauna pinigus, bet kai bus, mes pamatysim ateityje. Dėl žaidėjų, ką aš galiu pasakyti, tai visi aukšto lygio žaidėjai ir mūsų komanda tik tai sustiprins, aišku. Kaip jie čia jaučiasi, čia reikėtų, aišku, jų paklausyti, bet manau, kad problemų nebus. Tiek su legionieriais, tiek su lietuviais. Naująjį sezoną papildytas ir trenerių štabas. Nuo šiol naujasis treneris Valdas Dambrauskas treniruos Dublerio ekipą bei dirbs analitinį darbą, analizuodamas pagrindinės ekipos žaidimą. Galerijoje Menų namai esančioje Ramygalos gatvėje 30 kovo 10 dieną 18 val. Dainų autorius ir atlikėjas Sigitas Stankūnas kviečia į ketvirtadienio vakarą. Giesmėje Tas paukštis buvo sau didžiausias, in memoriam Justinui Marcinkevičiui. Bilietus galima įsigyti galerijoje nuo 16 iki 19 valandos. Telefonas pasiteirauti 431303 arba 8687 22 012.